Sveiki visi ekologiškos statybos šalininkai. Šiame labai trumpame video pabandysiu atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus, į kuriuos savo laiku negavau konkrečių atsakymų, tad teko mokytis iš savų klaidų. Pirma, pradėjus darbus su plaušmolio siena, pilnai supratau, kad tai labai daug fizinių jėgų reikalaujantis darbas. Ir nors labai tikėjausi susitvarkyti vienas, tai nepavyko. Reikia kaip minimum dar vieno žmogaus, o dar geriau kvieskite visus, kurie sutiks padėti. Antra, darbus reikia pradėti kuo anksčiau, tik prasidėjus šilti orams. Mano atveju tai nepavyko, o ir oras visiškai nelepino. Siena nors ir 30 cm storio labai nenoriai džiūna. Jei išorėje saulutė greitai apdžiovina paviršių, tai viduje daugiau kaip mėnesį nesimato jokių pokyčių. Trečia, labai didelė molio išeiga. Jei turite galimybę išsikasti patys, tai jums neaktualu. Bet jei perkate molio dulkes, gerai pagalvokite. Tai labai smarkiai atsilieps biudžetui. Grubiai pakelti 1 metrą 24 metrų ilgio sienos sunaudosite virš 1,2 tonos molio dulkių. Nesunkiai paskaičiuokite, kiek teks sumokėti už viso namo sienoms reikalingą molio kiekį. O kur dar tinkavimas? Tai tiek. Į kitus klausimus maloniai atsakysiu komentaruose. Norėčiau atsiprašyti už vaizdo ir garso kokybę. Kol kas geresnės kokybės įrašinėti nėra techninių galimybių. Viso geriausio visiems ekologiškos statybos šalininkams.